Esu Vytenis Grigutis, studentas. Tikriausiai tai viskas, ką pavyktų išpešti iš Vytenio Grigučio, jei jį sutiktumėte gatvėje. Su tais pačiais nedraugais aš ne per mažai kalbu, neatsiveriu labai. Visiškai kitaip su tėvais, namie, ten su geriausiu draugu. Nesunku suprasti, kad pasirodęs X Faktoriaus atrankose vaikinas bando laimėti didžiausią gyvenimo mūšį ir įveikti drovumą. Su Vytenis Grigutis. Jo, bijau kartais, atrodo, ne tą pasakysiu, kažką netaip sureaguos, bet sakau, dabar jau stengiuosi jau kuo daugiau, ta prasme, kad negalvoju apie tai, ką galvos kiti ir taip toliau. Todėl uždaras ir kompiuterinius žaidimus dievinantis vaikinas nusprendė keistis. Pradėjau tai nuo posto Facebook'e, kur labai atsivėriau ir labai daug išsakiau. Parašiau, kad dėkoju už tai, už visą tai, kad esu ir kad toks gimiau savo tėvam, kad ta prasme atsiskleidžiau labai. Gal iš tiesų tai didžiųjų Vytenio pokyčių pradžia? Vytenis. Taip. Sveikas, Vyteni. Vadėjau. Ateini toks kaip pradedantis vaikis, kuris ką tik pavogė kažką ir taip žiūri ir nieks nematė. Ne. Tu atėjai X Faktorių? Taip. Gerai, puiku. Pirmin štai tos duris, tiesiai eik pro jas. Taip. Gali nesibelsti, ten tavęs laukia. Sveiki. Labas. Vadėjau. Labas, koks tavo vardas? Vytenis. Aha, ir tu nori pasakyti, kad tu dainuoji ir užkariausi pasaulyje ir muzika yra tavo... Pasistengsiu. Be muzikos. Darai dar ką nors gyvenime? Mėgstu žaisti kompiuterinius žaidimus. O tai tu gameris, ar ne? Gameris. Švaistūnas laiko. Ko tau sakės tokios išvarvėjus? Paklaus, ką žaidžia. Ką žaidi? Lola. Žinai, Marka? Ką tik League of Legends. The League of Legends. Aš girdžiu, kad ir mūsų publika mėgsta pažaisti. League of Legends. Bet, o tu žinai, kad azartiniai kompiuteriniai žaidimai vysto agresiją? Lik neagresyvus. Neagresyvus? Ne. Žiūrėk, ranka juda. Ne. Aš visai neagresyvus. Žaidimų čia nais nėra. Ką tu šiandien mums dainuosi? James Bay, Hold Back the River. Ok, tai aš tu linkiu sėkmės. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Now we go against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me look in your eyes. Vyteni, nu žinok, aš šiaip, ką gražaus galėčiau pasakyti? Tai gražaus galėčiau pasakyti tiek, kad išmokai šį tekstą. O gal galima kitą dainą? Ne, negalima, Vyteni, O žinok. gal? Nu, kas bus? Nu, Kartu su salė padainuosiu gal. ne, paklausy, žinok, man taip atrodo, mes pakankamai puikiai girdėjom, kas dedasi iš tikrųjų, koks pasiruošimas. Tai va, vaikai. Išvada tokia, nežaiskit kompiuterinių žaidimų. Paskiau pamatysit, kas gaunasi. Nes gerai, baigtas. Jie atima sielą. kompiuteriniai žaidimai atima sielą, atima ritmo pojūtį ir atima aplamai supratimą, kas aplink tave darosi. Tai va čia va, mes turėjom tą atvejį, nes tu nei ritmo nepagavai, nei nieko, nei iš viso buvo ten va, kažkur. Mario? Nu, Vyteni, kai aš irgi žaisdavau kompiuterinius žaidimus, aš žaidžiau Warcraft'ą ir Lainę, aš priklausiau amerikiečių gildijai tokiai, tai kai aš pridarydavau nesąmonių, man amerikiečiai šaukdavo, kad aš esu nubas. Ir jie būdavo teisūs.
Tu suaugęs žmogus, tave dar daug kartų taip gyvenime vadins, bet šioje scenoje šį kartą tu esi tas pats nubas. Deja. Čia jau jų kalba, aš čia. Aš net nerezimuosiu, nes viskas jau yra pasakyta. Nuomonė Samo. Ne. Ne, Vytenė. Aš tau sakau tikrai ne ir Marijonas tau sako ne. Ir sėkmės tau, tu nepatenki į kitą etapą, bet sėkmės tau žaidimuose. Nu, va, Vytenė, kažkaip greit viskas ir game over. Nieko, nenusimink, brolau. Tu išbandėjai savo jėgas ir čia netaip ir paprasta yra pakilti nuo stalo, nuo studijų, nuo mokslo ir ateiti į didžiąją sceną. Šaunuolis, kad pabandėjai. Nenusimink. Nieko, turbūt prasitariau per daug apie žaidimus, nereikėjo turbūt iš vis kalbėti. Bet gal ir dainavau nekaip. Ei, bičiuli, tu dar čia? Spausk prenumeruoti ir visus naujausius X Factoriaus video pažiūrėsi pirmas. O taip pat visas naujienas rasi žinių ir pramogų portale tv3.lt.